Jau pradedi galvoti apie artėjančias šventes? Tada čia kaip tik tau. Nors dar nespėjo net prisnigti, šventėms ruoštis niekada nebus per anksti. Ypač kai mūsų laukia stebuklingas šventinių koncertų ciklas Retro Kalėdos, jaukiausiame Romuvos kino centre. Ir šį kartą Laisvės alėjai pasikalbėsiu su keletu žmonių apie jų santykį su muzika, šventėmis ir apskritai, ar ką nors žino apie Retro Kalėdų projektą. Ar jau pradėjot galvoti apie artėjančias šventes? Taip, jau pradėjau ir intensyviai ties tuo einam link to. Ir kas jūsų manymu būtų tobula dovana artimiesiems? Man atrodo, nėra tobulos dovanos, pradėkim nuo to. Šiaip iš tikrųjų, man atrodo, laikas, nes visi skubam, lekiam, tai pagrindinis dalykas, kad atrasti laiko vieni kitiems. Tai norėjau sakyti, kad dovanotėm padėlėm nebereiktų rinkti dulkių spintelėse, tai tobula dovana turbūt būtų patirtis. Tai ar kažką girdėjot apie Romuvoje vykstantį koncertų ciklą Retro Kalėdos? Jūs kaip tik mane pagavote ką tik einant iš Romuvos kino teatro ir sakiau, nueisiu pasižiūrėti, kas ten yra giliau į jūsų puslapį. Tai mačiau, bet konkrečiai dar nesusipažinau su šitų dalykų. Čia bus koncertų ciklas, toks šiek tiek sugrąžinantis į jaunystę, į vaikystę, nes pasirodys Aidas Ginionis, Alina Orlova, Linas Adomaitis ir kiti atlikėjai. Manau, galima būtų ne tik pakviesti artimuosius kartu laukti kalėdų ten, bet ir padovanoti kalėdoms, nes koncertai tęsis iki pat naujųjų metų. Gal planuojat kažkam nupirkti bilietą? Gal ir planuose yra šitas dalykas, kadangi sužinau, tai reikės pasigilinti ir manau, kad bus puikiai dovana. Kada paskutinį kartą lankėtės kine? Prieš savaitę, O kada paskutinį kartą lankėtės koncerte? gal prieš mėnesį. Tai ar žinojot, kad Romuvos kino teatras kalėdiniu laikotarpiu planuoja sujungti muziką ir teatrą, nes čia vyks koncertų ciklas Retro Kalėdos, kuris kvies susipažinti su Alinos Orlovos, Lino Adomaičio ir kitų atlikėjų muzika. Tai ar esat ką nors apie tai girdėję? Ne, nesu. Ar esat jau sugalvoję, ką norėtume dovanoti artimiesiems kalėdoms? Galvoju šiuo metu. Ar nemanot, kad bilietas į koncertą būtų nuostabi dovana? Galėtų būti tikrai.